Sveiki! Čia tinklalaidė Vaisingumo šaknis ir mes, Ieva ir Giedrė. Džiaugiamės, kad Vaisingumo šaknų bendruomenė vis didėja, plečiasi ir čia, ir socialiniuose tinkluose. Ačiū, kad prenumeruojat šį kanalą, kad sekate visus mūsų epizodus. O didžiausias ačiū, žinoma, tiems, kas remia Vaisingumo šaknų veiklą platformose Patreon arba Contribui. Kas dar nežinote, Contribui yra nauja lietuviška platforma būtent paremti kūrėjus ir mes Vaisingumo šaknis jau esame ir ten. Tad labai kviečiame paremti mus tais keliais atliekančiais eurais, o už tai čia, kaip visada, gausite daug naudingos informacijos ir taip pat mūsų Instagramoje ir Facebook'e. Tikrai taip, ačiū labai visiems prisidedantiems. O šį kartą kalbėsime daugeliui su nevaisingumu susidurančių labai aktualią temą, tai yra apie pagalbinius apvaisinimo būdus. Kaip žinote, jų yra tikrai ne vienas ir turbūt patys galėtumėte išvardinti bent kelis, tačiau kartais tampa sunku susigaudyti, ar ne, kurie ten tie yra tie pagalbinio apvaisinimo būdai ir tai mes su Ieva šiandien nutarime truputėlį plačiau pažvelgti, giliau pažvelgti juos. Tai pagalbinis apvaisinimas yra procesas, kurio metu tam tikrais medicininiais metodais, technologijomis yra padedama poroms pastoti, susilaukti vaikų, kurioms yra nustatytas tiesiog nevaisingumas arba kurios turi sunkumų pastojant dėl, pavyzdžiui, neaiškių priežasčių. Ir pagalbiniai apvaisinimo būdai yra skirstomi į in vivo ir in vitro. Tai čia yra tokie lotyniški terminai, kurie gali būti sunkiai suprantami bendrai, tai aš noriu paaiškinti juos. In vivo reiškia, kad apvaisinimas pats, kas yra kiaušialąstės susiliejimas su spermatozoidu, įvyksta moters kūne. O in vitro reiškia, kad tas apvaisinimas įvyksta laboratorijos sąlygomis, tai kitaip tariant, mėgintuvėlyje. Ir iš pavyzdžių, pavyzdžiui, in vivo būtų intrauterinė inseminacija, kas reiškia, kai apdorota specialiai paruošta sperma yra išvirkščiama į moters kūną ir tada apvaisinimas įvyksta ten tiesiog natūraliai. Taip? O pavyzdžiui, IVF, kas yra in vitro fertilizacija arba apvaisinimas laboratorijos sąlygomis, tai reiškia, kad būtent laboratorijos sąlygomis ir susitinka ta kiaušialąstės spermatozoidą ir apvaisinimas įvyksta ten laboratorijoje, o po to embrionas jau yra perkeliamas į gimdą. Tai čia toks yra tiesiog bendrinis skirtumas, o dar yra daug aplinkui tų niuansų su tais visais metodais. Pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, tik tais heteroseksualiom porom, kurios yra susituokusios arba sudariusios partnerystės sutartį ir kai vienam bent jau iš asmenų yra nustatytas nevaisingumas. Taip pat Lietuvoje galima gauti kompensaciją 2 IVF ar X ciklams, poroms, kurios būtent susiduria su nevaisingumu. Toks įdomus dar istorinis faktas, kad šiemet sueina 44 metai, kaip yra taikomas IVF, nes jau praėjo būtent tiek laiko po pirmojo žmogaus po IVF gimimo. Tai buvo moteris, kuri gimė 1978 metais. Taip, tai buvo labai didelis perversmas ir būtent visoms poroms atsivėrė galimybė, kurios negalėjo niekaip kitaip pastoti, atsivėrė galimybė pagaliau susilaukti vaikučio. Ir man rodos, bent vienas iš tų mokslininkų, kur buvo prisidėjo prie to IVF išvystymo, argi nebuvo taip, kad jis Nobelio premiją gavo, man lygtais. Taip, dar 20 metais jie buvo apdovanoti Nobelio premiją, dėja tik vienas iš jų buvo likęs gyvas. Tai jis ir pasiėmė tą Nobelio premiją, tai pamatė pagaliau savo darbo vaisius ir už tai buvo apdovanotas. Tikrai. Ir aš asmeniškai labai dėkinga esu būtent jiems, nes ir pačiai teko pasinaudoti būtent IVF. Mhm. Tai gal tada galėtum papasakoti truputį apie kokius tu esi išbandžiusi IVF metodus, ta prasme pagalbinio apvaisinimo metodus. Tai aš pati esu išbandžiusi tą, kaip tu minėjai, IVF. Tai ir galiu pasakyti, kad mes nusprendėme nesidaryti tos kitos procedūros, kur tu paminėjai IUI, vien dėl to, kad tiesiog pasidariau research, pati pasiieškojau informaciją ir supratau, kad tai, nelabai didelė tikimybė visgi yra pastoti, o tai kainuoja pinigus ir
tarkim, Norvegijoje, kur aš gyvenu, tai yra nekompensuojamas dalykas ir tiesiog mūsų porai tiesiog taip e, nusprendėm, kad einame tiesiai prie IVF. Mhm. Taip, iš tikrųjų, tai labai reikia žinoti, na, priklauso nuo jūsų konkrečios situacijos ir priklauso nuo to, kokio tipo yra nevaisingumas. Tai tikrai ne visada visi metodai tiks. Mhm. Tai jeigu kalbant konkrečiai apie tuos metodus, tai tada galim dabar ir pakalbėti, būtent kas ta intrauterinė inseminacija. Nes na, tai yra tikrai neinvazyvus būdas, labai toks paprastas, sakyčiau, lengvas būdas, kai yra tiesiog iš vyro išgaunamas spermos mėginys natūraliai ir jis dažniausiai yra apdirbamas, ta prasme paruošiamas, kad būtų kuo didesnė koncentracija spermatozoidų ir tada yra tiesiai išvirkščiama į moters gimdą. Tai būtent intrauterinė reiškia, kad į gimdą. Ir inseminacija tiesiog yra toks, gal sakyčiau, labiau moksliškesnis arba labiau mums priimtinas žodis, kuris reiškia tiesiog apsėklinimas. Tai mes esame pripratę, kad apsėklinimas gal labiau susijęs su gyvūnais, tai aš manau, būtent dėl tų priežasčių čia taip ir neverčia, bet išvertus tiesiogiai būtent tai reiškia. Nes kalbant biologiškai, apsėklinimas yra, kai sperma patenka į moters organizmą, o apvaisinimas yra, kai, arba ta fertilizacija, kai spermatozoidai susijungia su kiaušialąste, kaip kad minėjau. Tai yra tie du skirtingi iš tikrųjų dalykai. Tai jeigu vyko jau tas apsėklinimas arba inseminacija, tai dar nereiškia, kad fertilizacija arba apvaisinimas vyks. Tai manau, tuos dalykus svarbu žinoti ir svarbu atskirti. Tai būtent ta IUI trumpinys, kur yra intrauterinė inseminacija ir turi tą tokį, dar sakykime, ne tokį didelį procentą pasisekimų, dėl to, kad tai yra tas pats kaip natūraliai, kad būtų vykdomas lytinis aktas ir, na, ta sperma patenka į moters kūną. Tai tiesiog truputį padeda nunešti tą spermą truputį toliau, tos spermatozoidus ir jos, žinoma, paruošia ten, kad būtų kuo gyvybingesni ir kuo didesnė to viso koncentracija. Tai gali padėti, bet skaičiukai vis dėlto yra netokie dideli toms poroms, kurios jau negali pastoti natūraliai. Tikrai. Ir kai tu, Ieva, pavartoji tą žodį apsėklinimas, tai aš pagalvoju, kad agrokultūra tai yra jau šitas IUI naudojamas, nežinau, jau kiek metų. Ar ne? Taip, tikrai su gyvūnais, tai tikrai taip. Su žmonėm taip pat, tai yra natūraliai, ta prasme, tai yra daugiau žymiai naudojama, bet pats tas perversmas ir pati ta didžioji pagalba žmonėm, kurie negali susilaukti vaikų dėl nevaisingumo, vienų ir kitų priežasčių padėjo būtent IVF atsiradimas, tai tos in vitro fertilizacija, kai buvo išrasta, kad vis dėlto galima užauginti embrioną laboratorinėmis sąlygomis ir po to jį implantuoti moters, perkelti, kuris implantuojasi moters organizmą ir iš to išauga naujas žmogus. Tai čia labai prisidėjo ir padėjo toms, ypač poroms, kurios na, pavyzdžiui, turi vyriškos kilmės nevaisingumą, kai spermatozoidų būna nepakankamai, na, kad tiesiog neišeina natūraliai apvaisinti, arba kai pas moterį, pavyzdžiui, kiaušintakiai yra uždari, ar yra kažkokie ten randai, dėl kurių pats kiaušinėlis negali patekti, išeiti lauk ir susitikti spermatozoido. Tai tikrai padeda daugeliu atveju ir, pavyzdžiui, būtent ta in vitro fertilizacija, kaip tai vyksta, tada dabar trumpai papasakosiu ir kuo tai skiriasi nuo ICSI, kuris yra dar toks tolimesnis, sakykime, dar naujesnis metodas. Tai in vitro fertilizacijos metu yra į petri lėkštutę, tiesiog, sakykime, į mėgintuvėlį yra atrenkami ir sudedamos kiaušialąstės, iš kurios buvo, žinoma, išgautos iš moters ir jai reikėjo praeiti tam tikrą ciklą su skatintojais, su vaistais, kurie skatino, kad kuo daugiau susidarytų tų kiaušialąsčių, kad jas galėtų išskirti, nes, kaip žinome, natūraliai moters kūne per mėnesį susidaro, subręsta viena kiaušialąstė ir ji išeina lauk, ovuliuoja. Tai vieną kartą iš vienos kiaušidės, kitą kartą iš kitos kiaušidės įprastai. O šiuo atveju, leidžiant tuos specifiškus vaistus, tu prasme specialius, susidaro žymiai daugiau jų, na ir jau kiek įmanoma, tie gali būti net 20, gali būti 8, na yra tie skaičiai labai skirtingai, priklausomai taip pat ir nuo moters, ir nuo amžiaus, tai šiek tiek ir genetika tai lemia, šiek tiek ir
visi kiti aplinkos faktoriai arba kokia, pavyzdžiui, kokia liga sukelia nevaisingumą. Tai po to išskyrus punkcijos būdu tas visas subrendusios kiaušialąstės iš moters, jos yra įdedamos į, sakykime, tą Petri lėkštutę ir su jom yra įdedamas atitinkamas kiekis spermatozoidų. Tai čia gali būti išrenkama viena kiaušialąstė, būti gali kelios kiaušialąstės ir atitinkamas kiekis spermatozoidų ir tada jie tiesiog kartu paliekami ir laukiama, ar įvyks tas apvaisinimas, kaip kad įvyksta natūraliai. Tai po kažkur 16-18 valandų jie patikrina mikroskopu, ar apvaisinimas įvyko ir kiek, pavyzdžiui, kiaušialąstė apvaisinta. Tuomet, bravo, apvaisinimas jau įvykęs. Tuomet belieka laukti, kad šitas naujai susidaręs žmogutis, zigota, taip vadinama, augtų, susidarytų embrionas, blastocistas, sakykime, ir kuri bus jau perkelta į moters kūną, iš kurios ir išaugs naujas organizmas, naujas žmogutis. Tai čia viskas vyksta taip. Bet tai yra labai sunkus procesas. Tai būtent apie tai irgi svarbu paminėti, kad apvaisinimas dar nereiškia, kad bus pastojimas. Tai jeigu įvyko apvaisinimas, tai nesvarbu, ar tas apvaisinimas įvyko viduj žmogaus ar laboratorijoje, tai vis tiek dar iki tos implantacijos, iki tol, kol bus nustatyta, kad esate nėščia, yra daug labai skirtingų procesų, kurie turi įvykti. Ir jie priklauso nuo visiškai skirtingų dalykų, negu pats, sakykime, apvaisinimas. Tai dėl to gali visko būti ir tikrai, dažnai būna, kad vis dėlto nesimplantuoja ir nepavyksta pastoti, net ir natūraliai, ta prasme, pastojimo tikimybė per mėnesį yra iki 25%. Tai gali būti, kad kažkur, sakykime, po 4 mėnesių gal jau, žinai, ir pastos kažkas, bet gali būti, kad reikės visus metus laukti, nes nėra taip paprasta, tie procentai nesideda taip, kaip, sakykime, paprastoji matematikoje. Tai pavyzdžiui, pastoti per metus yra tikimybė kažkur 85%. Tai reiškia, kad, sakykime, 8 poros iš 10 jau pastos natūraliai, o vis dėlto 2 dar, neaišku, gal jos pastos po truputį ilgiau, po ilgesnio laiko, o gal reikės kreiptis į vaisingumo specialistus dėl to. Tai, čia tiesiog tokie vis tiek yra skaičiai, jie nereiškia, kad būtent jums bus šitaip, bet tokie yra tiesiog skaičiai. O kalbant apie patį apvaisinimą, kuris atliekamas laboratorijos sąlygomis arba vaisingumo centruose, tai tas pagalbinis apvaisinimas, su juo tokios pačios yra tos tikimybės, tai kuo daugiau ciklų, kaip ir natūraliai, kuo daugiau ciklų praeina, kuo daugiau mėnesių praeina, to yra didesnė tikimybė. Tai ir čia tas pats. Pavyzdžiui, po vieno ciklo tikimybė pastoti yra kažkur taip pat iki 30%, bet jeigu jau praeina visus 3 ciklus, sakykime, IVF, tai tada tikimybė pastoti jau yra virš 70% įprastai. Tai, sakykime, labai panašu, kas vyksta ir natūraliai. Tai jeigu natūraliai yra 8 iš 10, tai čia, sakykime, 7 iš 10 jau pastos. Tai aš manau, kad šitokios didelės galimybės atsivėrė būtent dėl IVF ir kiek tai suteikia galimybių žmonėms, kurie įprastai negalėjo pastoti natūraliai, kad čia yra tiesiog wow ir stebėtina ir aš labai tuo džiaugiuosi, nes, dabar, kai žiūrime, tai atrodo, tikimybė pastoti yra realiai beveik ta pati per metus. Tai tas labai, labai toks, bet tik tai žinoma, čia aš suprantu, kad negalima tiesiogiai šito lyginti, nes čia yra 2 skirtingi dalykai ir taip pat tam prireikia labai daug ir skirtingų resursų ir moteris turi praeiti tikriausiai keletą ciklų skatinimo ir taip toliau. Tikrai tai yra žymiai sunkesnis procesas negu natūraliai, bet jau tai galima ir tai yra didžiulis pasiekimas. Taip, tai yra labai didelis mokslinis laimėjimas, ar ne, ir daugeliui padedantis susilaukti taip norimų vaikų, kurie kitu atveju niekaip negalėtų susilaukti. Tai tikrai labai smagu, bet visgi verta gal paminėti ir tai, kad ne visose bendruomenėse tai yra priimama taip džiugiai ir smagiai, nes tarkim religinėse bendruomenėse vis dar vertinama kontroversiškai šitas būtent pagalbinio apvaisinimo būdas. Taip, tikrai dėl religijų yra ten daug galima ir apie pačias tas religijas kalbėti skirtingas ir kokie skirtingi supratimai, kas yra gyvybė ir ką galima, ko negalima daryti ir iš tų visų pagalbinio apvaisinimo būdų. Tai taip, tikrai dar nėra to tokio visuotinai pasaulyje, sakykim, priimto dalyko, kad tai
yra gerai arba tai yra blogai. Aš tik tais tikiuosi, kad nėra, kad bent jau mažės žmonių, kuriem yra draudžiama tai atlikti ir kad daugia žmonių, kurie gali gauti šitą galimybę ir gali ją pasiekti ne tik finansiškai, bet ir, sakykime, dėl tų visų savo religinių pažiūrų. O bendrai, iš tikrųjų, kalbant apie skaičius, tai jau 2020 metais pasaulyje sakoma, kad yra virš 8 milijonų žmonių, kurie būtent gimė dėl IVF. Oho, tai kaip beveik 3 Lietuvos. Taip, 3 Lietuvos. Ir kas yra jo neįtikėtina. Man tikrai sunku suvokti tą skaičių, koks didžiulis tai skaičius yra ir kaip reiškia, tai tikrai prisideda prie mūsų gyvenimo. Tai gal yra šiek tiek šiuolaikinis dalykas ir mes nežinome, kaip bus ateityje, ar tai bus labiau įprasta, ar tai gal iš tikrųjų atrasime kažkokių kitų būdų, kurie padės sustabdyti tą biologinį laiką ir pagerinti mūsų vaisingumą. Bet bent jau iš to, kaip dabar atrodo, tai tikrai yra didelė dalis mūsų visuomenės gyvenimo. Todėl to būtent reikia apie tai kalbėti. Tikrai taip. Ir gal mes šitame epizode neišsiplėsime apie tai, galbūt čia bus kitam kartui, bet tiesiog dėl bendros informacijos, kad kadangi yra tai tokia jau gana didelė populiacija šitų žmonių, kurie yra gimę IVF pagalba, kad jie yra, žinoma, tyriami, ar kaip čia pasakyti, yra žiūrima, kaip paveikia būtent tas pagalbinio apvaisinimo naudojimas jų gyvenimo kokybę, sveikatą, ar ne, nes tai vis dar turime per mažai informacijos, ką visgi pakeičia tas būtent apvaisinimas in vitro, kaip ir tu sakėjai, o ne in vivo. Tai tiesiog reikia išlaukti ir žiūrėti, ką mokslininkai apie tai kalba, bet kol kas, ar yra kažkokios informacijos, kurią galėtumėm pasidalinti, Ieva? Taip, iš tikrųjų jau yra jie tyriami, nes jau yra nemažai metų, kaip ir sakai, virš 40 metų praėję, kai visą tai buvo pradėta taikyti, tai ir tų vaikų, kaip ir minėjau, yra labai daug, tai žinoma yra tyriama, ar tai kažkaip paveikia jų sveikatą. Labiausiai visus, žinoma, domina, ar tai kažkaip paveiks tų vaikų vaisingumą. Tai tyrimai yra tokie, ir aš esu jau apie tai kalbėjusi ir vaisingumo šaknų Instagramoje, kad pastebėta, kad pavyzdžiui moterų, kurių buvo naudoti ten kiaušinėliai, kur atliktas IVF ir iš to gimė vaikas, tai jeigu ten gimė mergaitė, tai ji kaip ir neturi jokių sunkumų, jokių problemų ir tikrai gali susilaukti vaikų. Bet su vyrais yra pastebėta, kad jeigu būtent IVF pagalba pradėto vaiko tėvas turėjo spermos kokybės sutrikimų, tai prasme buvo per mažai gal spermatozoidų koncentracijos arba kažkas tokio, tai būna pastebėta, kad jeigu berniukas gimė, tai berniukas taip pat gali turėti tokių pačių sutrikimų. Tai kaip ir matom, tai yra kažkiek toks labiau, sakykime, paveldimas dalykas, tai neateina iš to paties IVF, bet tai tiesiog gal paveldima per genus iš tėvo, nes jeigu tėvas turėjo mažesnę koncentraciją, tai ir vaikas tai paveldėjo, sakykime. Tai kad būtent dėl IVF pačio proceso kažkas įvyktų, tai kol kas nėra jokios informacijos. Žinoma, tyrimai vis dar yra atliekami ir vėliau tikriausiai pateiksim daugiau informacijos ir apie tai jums. Tikrai taip. Ir tyriamos yra taip pat ir moteris, ar ne, nes visgi nežinoma dar yra visi tie faktoriai, ta prasme, moterisgi geria įvairius vaistus ar leidžiasi įvairius vaistus ir kaip tas pats IVF gydymas paveikia jų sveikatą ir kokia yra. Tai irgi, kiek man teko domėtis, tai buvo tyriama Norvegijoje moteris, kurios praėjo IVF ir kurios nepraėjo ir lyginama, ar buvo didesnė moterų, kaip čia pasakyti, ar daugiau šansų ir moterims susirgti vėžiu, kurios praėjo IVF, negu tos, kurios nepraėjo. Ir nebuvo rasta jokios reikšmingos koreliacijos, būtent, kad, tai tarsi ir paneigė, bet čia visgi mažas tyrimas, čia Norvegijoje, tai tiesiog norėjau pasidalinti, jeigu kažką domina, bet apie vėžį mes ir vaisingumą mes taip pat ruošiame epizodą, tai tiesiog stay tuned. Taip, būtinai. Ir apie tai taip pat pakalbėsime. Tikrai, aš taip pat apie šitą tyrimą girdėjau ir nėra jokios asociacijos, kad tai kažkaip moterims sukeltų
vėžį arba padidintų riziką vėžiui. Tai viskas kol kas atrodo gražu, viskas atrodo gerai, žinoma, viskas tobulėja taip pat. Ir yra daug įvairių dalykų, kurie tobulėja, kurie keičiasi, tai mes žiūrėsime, kaip bus ateityje. O dabar reikia pakalbėti dar apie šitą vieną pagalbinę apvaisinimo būdą, kurį paminėjau, tai yra ICSI. Kaip ir minėjau, tai yra viena naujausių technologijų ir jos metu, kaip ir IVF, taip pat yra išskiriamos kiaušialąstės iš moters organizmo ir spermatozoidai gaunami iš vyro vienu ar kitu būdu. Ir tuomet mikroskopo pagalba ir, žinoma, specialisto pagalba yra tas spermatozoidas apdorojamas ir įdedamas tiesiai į kiaušialąstę. Tai būtent tai vadinasi intracitoplazminė spermatozoido injekcija, kas taip pat yra, kaip sako, labai sunkus pavadinimas. Tai intracitoplazminė reiškia, kad į ląstelės vidų tiesiog, būtent citoplazma yra tai, kas užpildo visą kiaušialąstę. Tai kiaušialąstės vidų yra įdedamas spermatozoidas. Tai tiesiog tai reiškia šitas pavadinimas. Ir tuomet jau apvaisinimas turi dar didesnę tikimybę, nes jau nebėra jokių pašalinių veiksnių. Tai pavyzdžiui, jeigu IVF metu tie spermatozoidai gali apvaisinti, gali, pavyzdžiui, tiesiog ilsėtis ir neapvaisinti tos kiaušialąstės. Čia jie jau tikrai pateks į kiaušialąstę. Tik tais čia jau klausimas, ar tie visi kiti veiksniai, ar tie branduoliai susijungs, ar genetinė informacija susijungs, ar susidarys tas embrionas, ar jis išgyvens. Tai žinoma, tai taip pat nėra 100% dalykas. Manau, tai labai svarbu yra paminėti, kad tas IVF ir ICSI ir visi šitie pagalbinio apvaisinimo metodai, tai nėra kažkoks vaisingumo išsaugojimas arba pagerinimas arba 100% garantas. Tai yra tiesiog pagalba tiems, kuriems kitaip nepavyksta pastoti, o tai tikimybės vis dėlto išlieka tokios pačios pačiam tam pastojimui, kaip ir natūraliai daugmaž apie 30% per vieną tą kartą. Tai va. O dar, Ieva, aš girdėjau apie kitus, tu paminėjai IVF, ICSI, yra kiti tokie žodeliai, PICSI, IMSI, aš čia juos net užsirašyti turėjau, nes neatsimenu. Ir Tessa, man atrodo, tu ir savo šito vienam įrašę esi dalinusis, bet tiesiog tai yra taip sudėtinga, kad net aš neatsimenu, kas tai yra, gal gali papasakot mums. Tikrai, tai aš irgi manau, kad tai yra sudėtinga, nežinau, kodėl nėra randama kažkokių lengvesnių žodžių lietuviškų, nes čia daugmaž visur yra tiesiog angliški arba lotyniški žodžiai su lietuviškom galūnėm ir dėl to tokie moksliški žodžiai, kuriuos yra sunku suprasti. Tai gerai, galiu pabandyti paaiškinti juos. Tai PICSI yra fiziologiškai atrinktų spermatozoidų irgi intracitoplazminė injekcija, taip pat kaip ir ICSI. Tai, žodžiu, šitos procedūros metu yra atliekamas toks tarsi papildomas tyrimas, kai spermatozoidų kokybė yra įvertinama. Tai ten yra įdedama papildomai tokios hialurono rūgšties ir ji prisijungia arba neprisijungia ir nuo to prisijungimo daugmaž yra įvertinama, kiek gyvybiškas, kiek aktyvus yra tas pats spermatozoidas. Ir tada būtent spermatozoidai yra atrenkami ir jie yra įvedami į kiaušialąstę taip pat kaip ir ICSI būdu. Tai gerai suprantu, tai yra toks truputėlį, tas PICSI yra pagerintas ICSI arba toks kaip ir papildomas žingsnelis yra padaromas, būtent, kad geresnį tą spermatozoidą išrinktų. Tai būtent taip ir tai tik tais to ir tesiskiria. O pavyzdžiui, dar vienas yra IMSI, tai yra pagal morfologiją atrinktas spermatozoidas. Tai tada reiškia, kad pagal tai, kaip atrodo spermatozoidai, jie atrenkami, kad nebūtų ten jokių kažkokių tai pakitimų, dar kažko, atrodo gražiai iš šono, žodžiu, gražiai juda, neturi 2 uodegų, neturi 2 galvyčių, nieko, tai va tada jie yra atrenkami ir irgi įkeliami tiesiog įvedami į kiaušialąstę. Aš pradėjau juoktis truputėlį, nes galvoju, čia toks face control padaromas. Pagal išvaizdą išsirenka. Tikrai taip, jau čia šiuo atveju, iš tikrųjų, kai jau kažkas vyksta laboratorijoje, tai visur ten yra toks labai stiprus face control ir labai prižiūri viską, nes, natūraliai tai vykdomas tas face controlas. O čia tiesiog paimamas spermatozoidas ir jis įvedamas į kiaušialąstę. Tai mes turim, ta prasme, laboratorija turi atlikti tą patį face controlą vietoj
vietoj pačios kiaušialąstės, sakykime. Tikrai taip, labai atsakingas darbas. Taip. Na ir man atrodo, dar liko vienas tas neapkalbėtas Tesla. Skamba beveik kaip Tesla, bet tai ne visai. Taip, na, tai Kas taip pat yra? naujovė ir taip pat vyram patinka. Nežinau, kiek Tesla patinka, bet jo, ta prasme, čia labai yra būtent susijęs su vyrais dalykas. Ir Tesla tai yra spermatozoidų išėmimas, sakykime, tiesiogiai iš sėklidžių. Tai reiškia, kad su tokia adatos pagalba, plonos adatos pagalba arba mikrochirurginio tokio maža biopsija yra išėmami tie spermatozoidai, kurių kitaip neįmanoma gauti paprastos ejakuliacijos būdu, kaip pavyzdžiui, va tokiais atvejais, jeigu yra obstrukcinė azospermija, tai reiškia, kad jeigu nerandama spermatozoidų pačiame ejakuliate, bet vis dėlto jie yra gaminami. Ir jie tai tiesiog yra kažkas neleidžia jiems išeiti lauk, yra kažkoks barjeras, kažkoks, na, dėl vienų ar kitų priežasčių galintis atsirasti randelis ar kažkas, kas užstoja kelią, sakykime. Ir todėl galima tiesiog atlikti tesą arba tesę. Tai tas tesė būtent yra toks labiau mikrochirurginis tas būdas. Tesa yra, kai tiesiog su adata yra ištraukiami tie spermatozoidai, nes jie yra gaminami sėklidėse. Žinau, kad šita procedūra tikrai skamba skaudžiai ir gal nemaloniai, bet tikrai nieko pacientai nejaučia, nes yra uždedama ta nejautra būtent bendroji ir tai tiesiog atliekama šitas dalykiukas, yra išėmi tie spermatozoidai, o tada galima jau juos vienokiu ar kitokiu būdu supažindinti su kiaušialąstėm. Bet žinoma, jau čia vis dėlto nebūna išėmama tiek daug tų spermatozoidų, kad būtų galima atlikti intrauterinę inseminaciją, apie kurią minėjau. Tai dažniausiai vis tiek bus atliekamas arba IVF, arba ICSI, nes vis dėlto tų spermatozoidų tiek daug ten nebūna, kiek paprastos, natūralios ejakuliacijos, sakykime, būdu. Tai dar yra vienas su tuo susijęs būdas, tai vadinamas MESA, tai yra kai irgi taip pat ten visokių mikrochirurgijos pagalba iš ant sėklidžio, kas yra tokia vietelė, epididymis vadinama dar, kur spermatozoidai subręsta prieš išeidami lauk. Tai jeigu jie yra pagaminami sėklidėse, tada jie subręsta ten ir toliau bręsta ir keliauja ir išeina lauk ir patenka į moters organizmą, taip natūraliai. Tai bet kartais iš ten tiesiog negali jie išeiti taip pat, tai iš ten yra išėmami taip pat spermatozoidai. Tai tų galimybių yra daug. Galima tiesiog rinktis pagal kiekvieno nustatytą tą sutrikimą ir kaip ten yra, kur tas spermatozoidai gali būti randami ir kur jie yra gyvybingi. Taip, apie šitą net nebuvau girdėjus. Bet panašu, kad šitas rytis visgi vystos ir tobulėja. Ir ar yra kažkokių naujų gal metodų, arba gal yra kuriami kažkokie metodai pagalbinio apvaisinimo, kur tu jau žinai, gal ir galėtum pasidalinti? Iš tikrųjų, tų metodų yra vis bandoma kažkokių naujų sudaryti. Vieni, žinoma, tikrai būna geri, kiti jau nelabai kažką ten padeda, tai svarbu ir tai, žinoma, žinoti. Ir vaisingumo šaknų Instagramoje, Facebook'e aš apie tuos visokius skirtingus metodus taip pat kalbu. Tai tikrai pažiūrėkite, kviečiu ir ten galima sužinoti, žinoma, kas yra mitas, kas yra tiesa ir kokie metodai yra tie, kurie tikrai yra veiksmingi, kurie yra gal tiesiog toksai, pagalbinis kažkoks būdas prisidedantis 50-50, o mes, kai sakome 50-50, reiškia, kad iš tikrųjų tai tas pats kaip nieko. Tokia yra tiesa, kad jeigu tas metodas neturi realiai geresnės tikimybės padėti pasiekti apvaisinimą ar tą pastojimą, tai reiškia, kad jis nėra joks geras metodas. Tai tokių taip pat pasitaiko. Bet, sakykime, žiūrint į tą pozityvėją pusę, tai svarbiausia išlieka tas nežinomo nevaisingumo klausimas, kai nerandama priežastis, kodėl žmogus negali susilaukti vaikų, ar ne? Tai kuo mažiau bus tokių be priežasties, sakykime, nevaisingumo ar nežinomos priežasties nevaisingumo, tuo labiau galės padėti visiems žmonėms, dėl to, kad tik nustačius priežastį galima atrinkti tinkamą gydymą kiekvienai porai ir kiekvienam žmogui. O bendrai kalbant apie ateitį, tai tikriausiai
tas dalykas, kad galės atsirinkti tos embrionus, sakykime, atsirinkti tos, kurie yra tik tai sveiki, kurie neturi gal netgi rizikos kokiam tai vėžiui, tai taip pat gali būti ateitis, nes tai jau yra įmanoma, tiesiog tai yra nustatyta kaip neetiškas dalykas. Noriu gal truputį apie tai paminėti porą sakinių, dėl to, kad darant genetinius tyrimus, kaip atliekant, pavyzdžiui, preimplantacinę genetinę diagnostiką, ištiriamas yra embrionas ir tada tikrai galima matyti, ar jis turi kažkokią tai didesnę riziką susirgti viena ar kita liga ateityje. Tačiau tos vėlyvosios ligos, sakykime, kaip vėžys, kuris atsiranda vėlai ir jis gali atsirasti, gali neatsirasti, nes tai yra tiesiog rizika. Svarbu suprasti, kad rizika nereiškia 100% tai įvyks. Tai daug priklauso nuo mūsų viso gyvenimo būdo. Tai taip pat, kaip mes ne vienas nežinome, ar mes gausime vieną ar kitą ligą per gyvenimą, taip pat ir čia tokie atrankos būdai nėra dar leidžiami, bet nežinosi, kaip bus ateityje. Gal vis dėlto nuspręs, kad jau geriau žinoti ir pasiruošti. Ir pavyzdžiui, bus atliekama taip pat genų inžinerijos pagalba, bus genų terapija atliekama, pašalinami tam tikros mutacijos, tam tikra rizika susirgti tam tikrą ligą. Tai šitas yra taip pat įmanoma ateityje. Žiūrėsime, kaip visą tai išsidėlios, bet ateities perspektyvų yra tikrai daug, nes mokslas tik eina į priekį. Skamba tikrai taip kaip sci-fi filmas, ar ne, kad bus tiek daug galimybių, bet labai smagu. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad gyvenu dabar, o ne prieš 40 ar 50 metų, kai nebuvo tokių pagalbinių technologijų ir tikrai labai smagu, kad aš turiu tokią galimybę irgi pasinaudoti tuo. Taip, Lietuvoje net prieš 20 metų dar buvo visai kitaip ir tikrai žinau porų, kurios, sakykime, negalėjo susilaukti vaikų prieš 15, prieš 20 metų ir jom nieko negalėjo būti padaryta, tai taip ir negalėjo susilaukti vaikų, bet žinoma, visada yra išeitis įsivaikinti, tai taip pat ir tos poros įsivaikino ir kiekvienam svarbu suprasti, kaip jie nori žiūrėti šitą visą reikalą ir dabar tikrai tai nereiškia, kad jeigu daraisi pagalbinį apvaisinimą, tai esi prieš įsivaikinimą ir taip toliau, tai čia tiesiog kiekvienas turi nuspręsti, kaip jie yra pasiruošę kokiu keliu eiti ir kaip jie nori toliau tęsti tą savo gydymą arba savo gyvenimą. Manau, kad šioje vietoje gal ir sustokime, dar būtų galima turbūt ir toliau pratęsti ir kalbėti, galbūt kažko ir nepaminėjama, tai tokiu atveju galite siųsti klausimus mums į mūsų elektroninį paštą vaisingumošaknis@gmail.com. Ir tikrai labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo naudinga. Ir taip pat raginam pažiūrėti kitus mūsų epizodus, kuriuos jau esame išleidę praeitie. Ir visada, jei yra kokių klausimų apie tai, galite rašyti Instagram platformoje ar, žinoma, Patreon platformoje. Ten atsakome visus jums rūpimus klausimus, duodame daugiau informacijos šio tema. Ir, linkiu tiesiog, jeigu esate šioje kelionėje, kad ši kelionė būtų lengva ir pasiektume tą savo tikslą kiek įmanoma greičiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū ir iki.